Tai kuo didžiuojate savo vaiko pasiekimais? Oi, visais. Nes iš pradžių tai galvojau, kad nieko nebus, bet iš tikrųjų tai labai pažanga didelė. Tai džiaugiuosi labai ir ačiū treneriams. Vykintas liepė nupirkti visiems po šokoladą. Tai nežinau, ar pavyks dar jau šios treneriui teikti šokoladą. Kaip vertinat sūnaus pažangą? Labai puikiai. Tikrai buvo toks, pabandęs, bet tokių kalnų tikrai nebandėm. Tai labai puikiai. Smagu, kad turėjom visą dieną. Gerai susitvarkė? Jo, tikrai. Aš net nepavijau vaiko. Labai smagu. Bet ir mums smagu. Labai didžiuojuosi sūnaus pasiekimais, dėl to, kad turėjo tik pagrindus, o dabar kartu su visais, su mumis nučiačia nuo pačios aukščiausios vietos, buvom pakilę iki pačios aukščiausios vietos, kurio pažymėta kryžium, visi pasidarėm po nuotrauką ir panašiai. Ir visą tą kelią nučiačiam iki pačios žemiausios, ir čiuočia gal netgi geriau negu tėtis. Kaip vertinat instruktorių darbą? Labai gerai, nes jį turėjom visą dieną, visada kartu lydėjo. Nes šiaip paprastai tu jį gauni valandai, 2 ir viskas, o čia visą dieną buvo kartu, visą laiką lydėjo ir mokė, tai labai puikiai. Man šitoj kelionė labiausiai patinka slidinėt. Slidinėt? Jau mokėjai slidinėt? Jo. Atvažiuodamas. O kas iš kalnų labiausiai patinka? Kalnai. Kalnai patys? Sniegas? Jo. Gerai sekasi? Taip. Daug kartų kritai? Ne. Ne? Visai nekritai? Mažai. Biškai porą kartų. O treneriai išmokė ką nors naujo? Jo. Ką išmokai? Išmokau kaip apsisukti. Tada apsisukti, kai žodžiu prieini galą trasos, ta prasme ir tada į kitą pusę. Tai man labiausiai patiko slidinėti ir labai patiko nuo to pačio aukščiausio kalno nučiuožti. O kas ten gera buvo? Ten labai gražu ir ten nebuvo labai sunku, ten realiai visai medžių nėra. Tik šalta. O šiandien ten apšalė ar neapšalė? Apšalė. Apšalė, ne? O prieš tai atvažiuodamas mokėjai slidinėti jau? Taip. O ką nors naujo išmokai čia? Jo. Ką išmokai? Kad reikia stabdyti ne pizzą, o tiesiog stabdyti, ta prasme, ne pizzą, o kažkaip kitaip. Oho, geras. Man tai patinka, kad nereikia nieko organizuoti pačiai. Viskas yra suorganizuota, nereikia rūpintis nei įrangą, nei kur pastatyti mašiną, nei kur nuvažiuoti, nei kur bilietą nusipirkti. Viskas yra duota, tai man tai yra super. Mes iš tikrųjų tai jaučiamės kaip vaikai, kuriais yra pasirūpinta. Ir iš tiesų labai faini yra ir instruktoriai, kurie padeda. Tai jeigu visai nemokite slidinėti, tai tikrai ne problema. Ir čia greitai šita bėda bus išspręsta. Tik tai siūlau kitą dieną jau leistis nuo didesnio kalno. Gerai, ačiū labai. Šitoj kelioniai. Treneriai. Treneriai patinka? Gerai moko? O kas dar labai patinka? Slidinėti. Patiko? O mokėjai slidinėti, kai atvažiavai? Ne. Tikėjai, kad išmoksi? Nuo 1 iki 5, kaip manai, kiek išmokai dabar jau? 8. 8! Jei, šaunuolis! Kas jums labiausiai patinka šitoje stovykloje? Ir kas? Ir poilsis. O jums? Svarbiausia ir įdomiausia turbūt tai, kad čia galima išmokti slidinėti. Visą dieną su vaikais, su suaugusiais, jeigu suaugę nemoka slidinėti, tai būna treneriai, kurie labai ypatingai rūpinasi ir išmokina visus slidinėti. Tai manau, yra fainiausia ir nuostabiausia šitos stovyklos dalis. Liuks. O kitais metais važiuosit, jeigu bus? Pažiūrėsit. Pažiūrėsim, manau, kad kartuosim, tikrai patiko. Gerai. Labiausiai, tai oras labai geras, kalnai, kompanija, aišku, vadovė, viskas patiko. O slidinėt mokėjot jau, kai važiavot? Šiaip tai jo, mėgėjas su pačiu aš aktyviai leisti kažkaip laiką. Kas jums buvo svarbiausia važiuojant į šitą? Kodėl pasirinkot šitą kelionę? Tai vaikų atostogų metu, kad būtų tas laikas išnaudotas produktyviai, ne šiaip kažkaip kitaip. Taip. Gerai, ačiū.
Labas, labas, draugės. Tai klausimas jums. Kas jums labiausiai patinka šitoj kelionėje? Ir baseinas. Ir baseinas, gerai. O ką išmokot čianai? Geriau slidinėti. Geriau slidinėti. Jauties, kad geriau moki dabar? Kas padėjo labiausiai? Mokytojai slidinėjimo. Mokytojai. Gerai moko, aiškiai. O tau kas patiko? Slidinėti. Aha. O tu jau mokėjai slidinėti, taip? O dabar pagerėjo ar nepagerėjo slidinėjimas tau? Biški taip, ne? Gerai. O šiaip gera stovykla tokia gaunas.